Esu Vitalija ir esu kelionėje tvarumo labirintais. Kelionė yra iš tikrųjų ilga ir labirintai yra painus. Kodėl taip sakau? Dėl to, kad tvarumas apima labai daug. Ir tai yra aplinka, tai yra gamta ir žmonės. Tai yra tie patys reikalavimai ir reguliavimas, kuriuo užsiemu dirbdama Cobalt advokatų kontoroje. Ir apie tai nekalbėsiu, tikrai nevarginsiu daliais teisės aktų reikalavimais, kurie liečia mus. Bet kita vertus, tai yra ir dalis, kurią užsiemu, tai yra asociacija lyderė. Esu švietimo grupės narė ir apie savo veiklą irgi pasidalinsiu tolimesnėje prezentacijoje. Tvarumas iš tikrųjų turbūt labai dažnai ir daug girdima savoka ir galbūt kartais pabodusi, nes girdim tvari kosmetika, tvarūs gaminiai. Tvarumas naudojamas labai daug kur, bet apie ką yra iš tikrųjų tvarumas, angliškai sustainability, tai yra apie gamtos saugojimą, nes mums rūpi, kad gamta išliktų ir ateities kartoms. Mums taip pat yra svarbus vartojimo mažinimas, mums yra svarbus ilgalaikis procesas, kaip gyvename šiandien, kad išliktų tie patys dalykai ir ateities kartoms. Mums yra svarbi gyvenimo kokybė, tai yra kokybiški daiktai, kurie tarnautų ilgiau. Taip pat gyvenimo būdas, kaip mes gyvename, kuo rūpinamės. Ir lygiai taip pat galvojimas apie kitus žmonės, rūpintis jais ir juos rūpinčia aplinka. Gal teko girdėti raides ESG, tai yra iš angliško vertimo aplinkosauga, socialinė atsakomybė ir valdysena. Tai yra versle 3 raidės, per kurias išreiškiamas tvarumas versle. Ir aplinkosauga apima klimato kaitą, CO2 emisijas, atliekas, taršą. Socialinė atsakomybė įtraukti, lygybė, lygiai taip pat gerovę, saugą, sveikatą, bendruomenės. Valdysena yra apie skaidrumą, apie organizacijų struktūras, apie duomenų saugumą. Ir šitoj vietoj pasakysiu tai, kad galima matyti labai panašius dalykus ir mokyklose, galbūt tie mastai yra kiti, bet iš esmės socialinė atsakomybė, socialinė dalis, apie kurią labiausiai norėčiau kalbėti, tai paliečia tos pačius dalykus. Taigi, tvarumas nėra tik aplinkosauga, nes dažniausiai, kai kalbam apie tvarumą, visi galvoja apie tą rezultatą, apie gamtą, apie taršą, apie atliekas. Ruošdamasi konferencijos pranešimui dariau apklausą, kurią dalinausi socialiniuose tinkluose, LinkedIn, Instagrame, Facebook'e ir klausiau, kaip jūs suprantate žodį tvarumas. Sudalyvavo 71 respondentas, aktyviausiai buvo rugsėjo mėnuo ir aktyviausiai buvo pačiam gale moksleiviai, tai respondentų skaičius yra apie 71%, tai vyraus moksleivių nuomonė. Iš tikrųjų, tai yra vėlgi apie tą, viskas yra liuks, turėti veiklas, tai tarkim eiti į mokyklą, apie santykius, apie asmenis, apie harmoniją, apie bendruomenę. Lygiai taip pat buvo keletas ir nežinau, nesuprantu, arba mes suprantame ir interpretuojame skirtingai. Tad socialinis tvarumas, pasakysiu taip, mes iš tikrųjų kalbame apie ilgalaikį procesą, apie dabarties vartojimą, tai, kad ateities kartos turėtų tos pačius dalykus ir išsaugotą gamtą. Kita vertus, kai mes šnekam apie socialinius dalykus, mes kalbame apie žmonės čia ir dabar. Mes kalbam apie bendruomenės, apie rūpestį kiekvienu mumis ir apie tai, kad mums rūpi žmonės. Kas galėtų apimti tą socialinį tvarumą mokyklose ir gyvenime, tai yra asmeniai įgūdžiai, jų ugdymas, aiškias vertybės, dėl kurių susitarti ir kuriomis tikimės, įtrauktis, lygybė ir įvairovė, tai reiškia, kad mes priemam kitokius ir skirtingus žmonės, visuomenė be stereotipų, kuri irgi daro įtaką ateities kelionėje, saviraiška būti laisvam, būti pasirengusiam, bendruomenė ir santykiai, nes sutikime, ką aš tikrai girdėjau ir kitose pranešimuose, tai yra bendruomenė labai svarbi ir bendruomenė yra ta pati mokykla, kuri kuria santykius. Apie tradicijas ir kultūras, tarkim, kuo mes esam lietuviai garsus, apie dainas, apie patiekalus, apie virtuvę, apie istorinius faktus ir lygiai taip pat moksleivių užimtumas. Eiliškumą pasakysiu vėlgi remiasi apklausos rezultatais, tai buvo prioritizuota ir svarbiausiai buvo įvertinta, kad svarbiausi dalykai yra asmeniai įgūdžiai, mažiau svarbus moksleivių užimtumas. Tai tiesiog buvo pagal reitingus ir įdėta į šitą skaidrę. Dar keletas klausimų, tai buvo, ką manote apie mokyklos vadovų lyderystę, ir aš čia sakyčiau, tai yra aktyvūs žmonės, tai yra mokytojai, mokyklos vadovas, tie patys lyderiai, mokiniai, tai yra labai svarbu ir svarbu.
Ir pagal ką pajaučia, tai dažniausiai tai yra aiškios vertybės, socialiniai projektai, seminarai, bendravimas bendruomenėmis. Tai vėlgi yra tam tikras svorius, per kuriuos labiausiai mato tą socialinį kultūrą, socialinį augimą, tarkim, pačioje mokykloje. Ir čia norėčiau, tarkim, pacituoti Lietuvos ateities vizijos Lietuva 2050 iš 5 krypčių, tai yra švietimo, sveikatos ir socialinės politikos siektina ambicija. Tai yra ateičiai pasirengęs, atsparus ir laisvas žmogus, gyvenantis bendruomenėje, kuriai rūpi. Ir tai mes dabartį jungiame su ateitim. Iš tikrųjų, tai yra pats ir Lietuvoje vardintas iš 5 tikslų svarbus tikslas, kad viskas prasideda nuo mokyklų ir mums iš tikrųjų yra svarbu užauginti tą žmogų, kuriam rūpėtų. Ir kaip mes tą žmogų galim pasiekti, tai vėlgi tie patys kanalai, kuriuos jūs turbūt naudojate ir labiausiai žinote, tai elektroniniai laiškai žinutės, socialiniai tinklai, bet sutikime, kad niekas neatstos gyvų susitikimų, teminių renginių ar pamokų. Ir tikrai girdėjau tų gražių iniciatyvų, kai reikia apie tai daug kalbėti, edukuoti, kad suprastume, apie ką tai yra. Ir tai iš tikrųjų džiugu, kad ta bendruomenė auga ir tas tvarumas žodis, jis yra suprantamas giliau ir tai nėra paviršutiniškas, kad mes tiesiog pabodome nuo to žodžio ir pabandykim gyventi be jo, bet siekti tų pačių tikslų, apie ką ir yra tvarumas. Keletą pavyzdžių apie tvarių santykių ir bendruomeniškumo patirtis, tai yra vėlgi, kuo daugiau mes turim bendrų veiklų, bendrų tikslų, mes galim iš tikrųjų daugiau suburti ir pasiekti gražių iniciatyvų. Tai apklausoje buvo paminėta, tarkim, mamos atsiliepimas, kad turi neįgalią dukrą ir labai džiaugiasi, kad turi galimybę ir sudarytos sąlygos jos dukrai dalyvauti keramikos būrelyje, dalyvauti išvykose. Lygiai taip pat buvo paminėta judumo savaitė ir Walk 15 yra žygių iššūkiai, kur labai smagu, kaip įsitraukia klasės, mokyklos, tarpusavėje konkuruoja ir tai vėlgi skatina jų aktyvumą ir bendruomeniškumą. Mentorystės programos, tarkim, ypatingai renkantis profesiją, yra labai svarbu, kai, tarkim, pasikviečiant alumnus, pasikviečiant asociacijų, kurios daro tam tikras programas, pristatant profesijas, įtraukiant ir supažindinant moksleivius, kuo galėtų būti ir kaip tai gali būti, tarkim, sprendimai renkantis jiems gyvenimo, tarkim, karjeros kelią. Bendradarbiavimas su vietos bendruomenėmis, tai prieš tai buvusio pranešimo, tai iš tikrųjų labai smagu, kadangi esu toj bendruomenėje, kurioje yra mokykla Morta ir tikrai būna tų iniciatyvų ar saugos savaitė prieš prasidedant mokslo metų pradžią, ar randi moksleivę žinutę bendruomenės grupėje, gal turite žalių augalų, nes kuriame žalią aplinką, tai iš tikrųjų bendruomenės galima įtraukti aktyviai ir pasinaudoti šitais kanalais. Savanorystės projektai arba labdaros akcijos tai darom, lygiai taip pat maltiečiai, maisto bankas, kur galima daryti gražias idėjas ir būti naudingiems. Moksleivių mugės bendros išvykos irgi buvo girdėta ir pristatyta iš konkrečių pavyzdžių, sportinės, kultūrinės veiklos. Buvo džiugu apklausoj pamatyti su šauktuku Tvari mokykla prasideda rugsėjo 1 dieną ir įsitraukimą, kad tikrai yra kam rūpi tai. Taip pat dainų šventę išskirsiu, kas buvo paminėta iš tėvų, tai tos mokyklos, kurios įsitraukė, iš tikrųjų susikūrė labai gražią emociją. Tėvai ir vaikai labai džiaugiasi ir kas dalyvavom toje šventėje, tai tikrai buvo tas vieningumas labai stiprus. Norėčiau prieiti ir prie tų pačių stereotipų, kadangi labai dažnai tenka girdėti nuostatas kasdien, kas kažkam tinka, netinka. Mergaitės taip nedaro, berniukai neverkia, kaip renkamės žaislus ir pagal tai, ką formuojama. Čia keletą pavyzdžių, per kur tie stereotipai dažnai ateina, kartais iš šeimų, kartais visuomenės nuostatos, per kartų atotrukį, kai nenorim suprasti vyresnių arba vyresni jaunesnių, per lyčių atotrukį, per aplinkinių netoleranciją, jeigu tu esi kitoks, turi supergalių ar negalių ir tavęs bendruomenė nenori priimti, per mokinių įsitraukimo stoką. Ir čia tokia skaidrė be jokių klijų, bet paminėsiu keletą faktų. Tai yra dažnai pasižiūrėkim, kokie žaislai yra pateikiami vaikams. Tai dažnai, tarkim, per Lego kaladėlės gali matyti, kokie yra kryptis mergaitėm, kokie berniukam. Žaislai dažniausiai mergaitėm yra apie minkštesni, dažniausiai apie namų apyvokos reikmenis, virtuvėlės. Ir aš nesakau, kad tai yra blogai. Ir, tarkim, berniukam yra kaladėlės, mašinėlės, bet pagal tai tada gaunasi ateityje susiduriam, kad berniukai yra logiškesni, mergaitės labiau emocingos. Ir ką tai nulėmė, tai kad
Iš statistikos, Lietuvoje apie 44% moterų studijuoja švietimo, sveikatos, socialinės, humanitarinės ar meno krypties mokslus, o šių sričių mokslus renkasi tik apie 17% vyrų. Vyrų dominuojančiose profesijose tai informacinės technologijos, inžinierija, statyba, architektūra, moteris sudaro atitinkamai 15–20%. Ką tai reiškia? Tai dažniausiai reiškia, kad moterų darbo užmokestis yra mažesnis negu vyrų. Ir tai reiškia, tam tikri formuojami stereotipai nulėmė tam tikrą pasirinkimą. Iš kur šitie skaičiai? Tai yra asociacijos lyderė sudėjusi kodą, kur galima nusiskanuoti, ir tai tikslas jos yra kurti visuomenę be lyčių stereotipų. Ir žinoma, kadangi vadinasi lyderė, tai yra įgalinti moteris lyderystį, tarkim, stiprinti moterų mergaičių pasitikėjimą. Ką mes darom, tai viena iš 4 prioritetinių krypčių yra švietimas. Ir norėčiau pasidalinti šių metų 4 nufilmuotom video pamokomis. Tai yra apie svajonės, apie kūrybiškumą, apie projektus, kuriuose tikslas yra pristatyti pamokas per praktinės užduotis, kad pasirinkimą nulemtų ir pagal klausimus, kad visos profesijos gali būti tiek mergaitiškos, tiek berniukiškos ir kad tai neturi nulemti tam tikra kryptis. Pati asociacija nori patalpinti tas pamokas savo puslapį, bet šiai dienai tikrai galima su jie susisiekti ir jinai pasidalins. Kiek žinau, kad gal jau kas nors ir susidūrėt ir matė tas pamokas, nes jos jau keliauja tarp mokyklų, žinau, kad yra ir kitose šalyse lietuvių bendruomenėse. Tai yra labai graži iniciatyva ir jeigu galiu pasidalinti ir pati kontaktais, bet iš tikrųjų, jeigu nuskanuosite šitą kodą, tai yra puslapis ir yra info@lyderė.lt, kur galima susisiekti ir gauti medžiagą apie tas pamokas. Nes ten yra paruoštos ir instrukcijos, kaip jas vesti, ir klausimai pabaigoje. Ir pabaigoje, iš tikrųjų, klausiau, ką palinkėtume Tvari mokykla konferencijos dalyviams, tai kaip mes tą galime socialinį tvarumą ir apskritai tvarios mokyklos idėją įgyvendinti. Tai yra palinkėjimai drąsiai startuoti, laikytis vertybių, pagarba mokytojams bei mokiniams, kad labai rūpėtų susikalbėti, kalbėtis, išgirsti, daugiau traukiančių projektų ir bendrų pamokų, mažiau kontrolės, daugiau supratimo, lygybės, įvairovės, įtraukties, naujų patirčių, nesustoti ir bandyti iš naujo. Gale palikau tuščią vietą su mintim, kad kiekvienas pagalvokite ir išsineškite, įsirašykite savo, ką norėtumėt palinkėti savo, kad tai tikrai veiktų. Dėkui ir mano kontaktai.